Laksas buvo toks, kokį norit matyti, ar vis dar sakysit, kad nedar? Na, aš turbūt tame kelyje jau, mes link to einam. Pirmas kėlinys bent iš šono žiūrint buvo toks, kad varžovai gimdė, o jūs viską taip pakankamai lengvai darėt ir ypač tas antras įvartis toks buvo kaip ir pavyzdys. Sutinkat su tuo ar ne? Jo, mes kamuolį valdėm turbūt ir tokia atveju valdėm kamuolį ir gal kaip tik varžovas bandė žaisti antrų numerių, būtent iš kontų, bet tai yra baisu, nes visą laiką gali prasileisti ir labai ten nedaug trūkt gal porą kartų, bet viskas gerai. Kokią įtaką rungtynių galutiniam rezultatui padarė tai, kad jie be vartininko žaidė? Tai turbūt gal teigiama jiem. Jiems teigiama? Jo, nes mes ant atsarginių žaidėjų salelę šnekėjom, kad vartininkas būtų kitaip sužaidęs negu žaidėjas. Tai daugeliu atveju ten tikrai ne vienas atvejis buvo, kad jis sužaidė daug geriau nei vartininkas. Aišku, galbūt būtų buvo kiti epizodai. Tai. Šiaip patenkinti viskuo, kaip viskas vyko? Jo, tiesiog dar išpildymas, dar daug šlubuoja, vis dėlto daug progų, po kurio turėtų būti įvarčiai, bet vis dar nėra. Tai, Labai nelaimingi? Sunku, pagal tai, kaip, sakykime, dabar po rungtynių. Aš klausiu dėl to, kad šypsenų komandai matau pakankamai daug. Rezultatas, kaip netokia tikėjomės rezultatų, kaip tikėjomės taškų, gal šiek tiek suveikė viską, kada fenomenalus vartininko nei vieno neturėjom, sakykim, teko žaidėją ten išsitraukti, sakykim, galbūt kažkuriuose vietose būtų pagelbėjęs vartininkas, aišku, negalim tam žaidėjus priekaištų tokių. Iš tikrųjų gerai laikė, ten, sakykim, traukė tokių, kur gal tikras vartininkas nebūtų sužaidęs. Tai vat būtent tą varžovai pastebėjo, kad sakė, jums galbūt net ir į naudą išėjo tai, kad neturėjot vartininko. Čia sunku pasakyti, iš principo. Rezultatas toksai. Nekoksai, sakykime, netenkina. Dabar atmeskim rezultatą ir grįžkim į pirmą kėlinį, kur dar nebuvo įvarčių, bet iš šono atrodė, kad jie viską daro kur kas laisviau negu jūs. Jūsų žaidime tokio buvo gimdymo pakankamai daug. Kažkaip, kol apsipratom, ta tokia aikštė, sakykime, tokia... Bet jinai nėra prasta, gi? Ne, jinai nėra prasta, bet tokia per daug gal minkšta, sakykime, bet vėlgi ant aikštės negali čia varyti. Kažkaip, taip sakykime, tas pasas nėjo, galbūt ten trūko tų žaidėjų, kurie iš tikrųjų pas mus organizuoja tą žaidimą, sakykime, centre, turbūt toks nesigavo to, ką norėjom padaryti visai. Aišku, jeigu būtumėm įmušę ten, sakykime, rungtynių pirmoji pusėje, ten turėjom porą tikrai neblogų progų. Manau, kad viskas būtų galbūt ir kitaip pakrypęs, gintis ir stipriau aklai, sakykime, ir tikėtis kontrataką yra lengviau šiek tiek, negu paskui kažką, sakykime, patiems sukurti. Sąmoningai atidavėt iniciatyvą pradžioj? Ne, gal varžovas, sakykime, vis tiek tų jaunesnių žaidėjų pas juos daugiau, jie gal biškį judriau žaidė, tai kaip, sakykime, natūraliai taip gavosi, nors ten nesakyčiau, kad ten labai daug ten kažkokia didžiulė persvara ar tų progų, tas įtampos, kaip su labai stipriu varžovu būna įtampa. Čia tas įtampos nesijutė, ten, sakykime, gal tas žaidimas atrodė nėra ten toks labai tragiškas į vienas vartus, bet tiesiog reikia savo progas išnaudoti, tada, manau, ir rezultatą galima tikėtis geresnio. Jeigu atvirai, pirmajame kėlinyje aš jūsų komandos net pažinau. Jūs sužaidė turbūt vienas blogiausių rungtynių per kokius 4 metus. Aš sunku pasakyti iš tikrųjų. Apie kėlinį, ne apie visas rungtynes. Apie kėlinį dėl to turbūt, kad mūsų mažai buvo susirinkę iš tikrųjų šiandien. Bet ir čia kontraargumentą turiu. Jeigu aš irgi iš pradžių galvojau, kad tai veikia, bet antrą kėlinius ir toj mažumoj, ne mažumoj, bet su mažai keitimu. Pirmam kėlinyje tikrai žaidė kur kas geriau nei antram, turbūt dėl to, kad kai įmušė 2 golus atsipalaidavo tiesiog jie. Ir aš ir po pirmo kėlinio sakiau, kad tai bus, jie atsipalaiduos ir mes galim tikrai dar šitas varžybas, kaip sakant, ištraukti. Mes to ir siekiam. Žinom, kad tai bus, tą komandą pažįstam. Tai tas ir gavosi iš tikrųjų. Mes įmušėm golą, dar labiau užsivedėm, tarp jų prasidėjo truputį kažkokie panikos priepuoliai kai kada, ir mes tam naudojamės, tik tiesiog nepavyko išlyginti. Jūsų su Žaibo Kirčiu rungtynės vis tiek yra kitokios negu su kitais varžovais. Gaila labai, kad pas mus šiandien dar bent vieno, kaip aš po varžybos, keitimo nebuvo. Būtų visai kitaip? Būtų visai kitaip, iš tikrųjų. Bet dabar turbūt verta pripažinti, kad varžovas pelnytai laimėjo. Jie tikrai šiandien buvo geresni. Bet mes antram kėlinį stengiamės, kovojom iš paskutinių ir ačiū vyram už tai. Praėjusią sezoną sužaidus maždaug tiek, Žaibo Kirtis jau pripažino, kad nebeturi šansų laimėti čempionatą. Ką jūs apie tai galvojat? Mes, manau, dar dėl medalių tikrai kovosim. Dėl medalių jau. Taip, o visko gali būti dar, kaip sakant, dar dėl aukso, žodžiu, viskas neprarasta. Bet situaciją valdot nebe jūs. Nebe mes valdom, bet antroji sezono pusė jau rugpjūčio mėnesį pas mus bus truputį kitokie varžovai, nes tiesiog dabar... Su stipriausiai žaidžiat. Aš manau, taip.
Taip atrodo, kad pavyzdžiui žaibo kirčiui nugalėti dinerį yra turbūt svarbiau negu iškovoti galbūt 6 taškus prieš kažkurias kitas 2 komandas. Ar tai yra tiesa ar ne? Nu, manau, kad jau susiformavo tokia tendencija, kad mes žaidžiam tokį savotišką šio čempionato derbį visą laiką. Jūs nelyginiais metais, jie lyginiais. Panašiai. Šiaip visą laiką malonu žaisti su tokia stipria komanda ir dar labiau malonu nugalėti. Šiandien pasisekė. Ar galim sakyti, kad tikrai pasisekė? Kaip ten pasisekė, tai žiūrovai visi puikiai matė, manau, kad mes tikrai pelnytai nugalėjome. Žinoma, dineris neturėjo tam tikrų žmonių, tam tikrų keitimų, bet tai, pas visus... Ne jūsų problemos. Taip nutinka, ne mūsų problemos, mes susirinkom, mes puikiai sužaidėm, mes turėjome mušti dar 5 įvarčius. Ir manau, dominavom. Kaip taip gerai žaisdami dar susikūrė tokia pakankamai nervinga pabaiga? Čia mūsų vizitinė kortelė. Kada žaidžiam ir turim 2-0 ir ramiai užbaigėt rungtynes. Kontroliuojam rungtynes, stengiamės įmušti daugiau, nes visos sąlygos tam buvo sudarytos. Mes prisileidžiam labai gražų įvartį tarp kitko. Ir štai turim įtampą ir visko ten galėjo būti. Vartininkas išgelbėjo, galėjo baigtis net ir nelabai maloniai mūsų komanda. Jeigu tai būtų 2016, veikiausiai būtumėt prasileidę. Ten sėkmės buvo mažiau šitais metais. Šiais metais galbūt ir sudėtis pas mus tokia labiau subalansuota, visi tai galbūt daugiau patirties įgavo. Šiaip kaip žaisti tokio koncepto čempionatus rungtynėse. Ir manau, kad mes pasimokėm iš 16 metų, išmokom savo pamoką, išmokom savo, kaip sakant, pamokas, pasidarėm namų darbus ir važiuojam laimėti medalių, o gal net ir aukščiausių. Pradedam nuo medalių, ne nuo aukščiausių. Kažkaip keista girdėti, nes dineris jau kalba tik apie medalius, žaibo kirtis tik apie medalius, tai čia tokių metų dar nebuvo, kad abi komandos taip kalbėtų. Mes kukliau, matyt pasakysim, mūsų planas minimum yra mažiausios prabos medalių, o kaip bus toliau, parodys čempionatas. Manau, kad laukia labai fainos rungtynės su Gulbinais. Kas realiausiai yra favoritai laimėti šiai akimirkai? Manau, kad mes Gulbinai ir Dineris. Dineris arba Oniksas, jo. Yra 4 komandos, kurios varžysis dėl medalių. Atsiprašau sienos iš karto, bet aš manau, kad jam vėl kažko pritrūks, nes ir sudėtis puikiai. Neapleidžiat savo mėgstamiausios skaičiaus? Ne, mėgstamiausios skaičiaus nepraleidžiam, tik dabar reikėtų dar išmokti ir įmušti įvarčius arba kitaip pasižymėti protokolę. Kadangi nemokam pasižymėti įvarčius, tai teko man pasižymėti kortelę. Leidot labai daug virpstų ir skersinių pridaryti varžovams. Ar yra buvę, kada jūsų komandai tiek, kad varžovai nemuštų? Būtent į skersinius ar į vartų plotą? Į virpstą arba į skersinę? Turbūt vienas iš tų nedaugelio rungtynių, kada taip iš tikrųjų skersinis buvo mūsų draugas, žaidėjas, kuris tikrai traukė ne vieną ar ne 2 kartus, bet pirmas įvartis krito po skersinio, atšokus į gynėjų kablio neišnešė ir krito kamuolys ir prasidėjo nuo to keli įvarčiai. Ar kažkas keičiasi jūsų žaidime nuo sezono pradžios? Pradėjom jau viens kitą labiau prisiminti, nes jau buvom ilgą laiką nežaidę prieš tai jau atsiranda tas viens kito supratimas, gal labiau noras žaisti. Aišku, pagaliau nebelyja, jau leidžia kamuolį čiupinėti. Neįtikėtina. Tai sakau, bent jau tai, kad gerai, kad leidžia bent kamuolį pačiupinėti teisingai ir grįžt namo ne visiškai muzinam. Tai, kad įsigelbėjot teigiamą, ar tai, kad nenugalėjot Rivonos neigiamą? Tai, kad nenugalėjom neigiamą. Rivona tikrai nebuvo verta pergalės, manau. Gal biškutį ten kažką, bet šiaip realiai nieko labai baisaus nebuvo, kai jau susėmėm, normaliai pradėjom žaisti. O kodėl nesusėmėt nuo pradžių? Ja, žinau, visi atsipalaidavo, geras oras, gal pirmą kartą nelyja po 3 mėnesių. Gal dėl to. Kada supratot, kad gali liūdnai baigtis? Tai po pirmo įvarčio supratom iškart, kad jau kažkas čia ne taip. Ir šiaip Rivona tikrai gera komanda, tai ką, žmonės lekia, spyrė, duoda pasą gerai, viskas normaliai, kontros. Labai stipriai kontros eina, realiai. Visi taip susikaupė ant to, bent jau fokusuojasi. Nelabai tikėjotės iš jų tokio greito ir gero žaidimo? Žinojom, kad pas juos atsinaujinimas ir ten labai jauni žmonės, tai tikėjomės, kad kažkas bus naujo. Ant kiek, niekada negali žinoti. Tai galbūt šiek tiek ir tas toks efektas buvo pradžioj, kad gal iš kur čia, kaip čia taip. Šiandien jūsų rungtynės tokios buvo pačios atrodytų lengviausios, tokios neprimenančios rimtos kovos, ar tikrai tai jautėsi ir aikštėje? Taip.
Neskriaudėm varžovų, skriaudėm daugiau štangasių. Rekordą pasiekėt? Įvarčių įmuštų irgi, Ne. pasiekėm štangų irgi. Virpsta. Jo, turbūt nebuvo tiek su kitais. Nu, jo, reikia pripažinti. Bet jautėt malonumą žaisdami? Jo, pradžioje, aišku, stengiamės kuo greičiau įmuštas, nesisekė pusę kėlinio, bet kai įmušėm, tai aišku, atsipalaidavom ir matėsi, kad aikštėje Ar čia jūs mėgaujamės. šiandien buvo tokie geri, ar tiesiog varžovas gerokai? Jūs buvot Ne, geresni. nu, taip, reikia pripažinti turbūt, kad šis varžovas turbūt, nu, Silpniausias. silpniausias lygiai man. Taip, turbūt jau ne vieniem mum atrodo. Ir jie dažniausiai praleidžia po 5 ir tuo yra laimingi, tai nenorėjot sugadinti tradicijas. Taip.